Norėčiau save vadintis čečioniškė, vadinasi kuršiškai čečioniškė. Kadangi čia gimiau, čia užaugau, lankiau mokyklą, išėjau studijuoti ir vėl sugrįžau į gražiausią Lietuvos kampelį, į savo gimtąją Nidą. O pradžia buvo tokia, kad mano senelis, gyvendamas Kirsnemunėje, rado reklamą laikraštyje, kad Kuršių neringoje Nidoje reikalingi žvejai. 1954 senelis atvažiavo pirmą sykį į Nidą, susipažinti, apžiūrėti, na, o vėliau grįžęs papasakojo savo sūnams, nes jų buvo 7, kad yra čia tokia graži vieta, daug vandens, daug žuvies ir tais laikais dar buvo žuvies kolūkis, vadinasi, pasienietis. Ir kad visi vaikai gali atvažiuoti ir labai gerai čia uždirbti, nes yra labai daug žuvies. Ir visi tada sukilo ir atvažiavo į šitą vadinamą mūsų gražiausią Lietuvos kampelį. Mama mano su tėveliu atvažiavo 1957 į Nidą. Tada iškart žvejų kolūkis, žuvys. Ir taip prasidėjo tėvelio žvejyba Kuršių mariose. Vėliau atsirado mano brolis, dar vėliau atsiradau aš, griuvo sienos, nauji verslai, nauji turizmo pokyčiai, pradėjo važiuoti vadinami čečioniškiai vokiečiai, kurie čia anksčiau gyveno, kuršiai anksčiau, kaip sakant, vadinami, kurie gyveno šituose senuose mūsų namuose. Pradėjom bendrauti, pradėjom pasakoti, iš karto dar nelabai supratau, vėliau išmokau vokiečių kalbą ir taip vėliau vakarodami pasakoju apie senąją Nidą, apie jų atvykimą, jų gyvenimą, jų pragyvenimą ir man tas labai mane sudomino. Savo rankose laikau seną nuotrauką 39 metų, kur vienas žmogelis, tai yra Uvė Lemkė, atvažiuodavo ilsėtis mūsų name. Ir man jisai vėliau, kai jau buvo netoli 80, atsiuntė šitą nuotrauką. Sako, čia aš ilsėdavosi ir šitą pušelį, kurią aš noriu parodyti jums, jin buvo pasodinta šitų žmonių ir šiandieną jinai tebestovi prie mano namo. Ir vat gražus prisiminimas, kaip auga ir bėga metai mumyse. Atvažiuodavo vokiečiai tada ilgesniam laikui, atvažiuodavo 2 savaitėm, 3 savaitėms. Tai buvo labai smagus prisiminimai, yra gražių užrašų, gražių knygų, atsiliepimų, kurie vokiečiai dėkoja, kad išliko tas autentiška neringa Nida. Vėliau viskas perėjo į tokį vokišką turizmą. Lietuviai važiuodavo mažiau, bet vokiečių tada plūstelėjo labai daug. Dar vėlesnis laikas, tada jau pradėjo važiuoti ir lietuviai, bet jau trumpesniam laikui, o šiandien dienai nebetvažiuoja tie čečioniškiai, nes jau laikas duoda savo ir didžioji dalis šitų kuršių vadinama jau pasimirė. Ir dabar atvažiuoja arba jų vaikai, arba tiesiog turistai, kurie yra sužavėti Nidos gamta ir šitą ramybę. Šiandien dienai atvažiuoja nakčiai 2-3, bet vis tiek visi ištroškia šitos ramybės, nes aš manau, kad atvažiuoja iš didelių miestų, kur yra autobusai, traukiniai, gamyklos, o čia atvažiuoja žmonės, išeina į balkoną, atsisėda ant marių kranto, žiūri į marias, pasiėmė kavos puodelį, taip kaip aš, ir džiaugiasi šito marių ošimu. Jeigu įprastai žmonėms mieste neleidžia miegoti mašinų, triukšmas, šurmuliai, muzikos, tai pas mus vieniems poilsiautojams neleido miegoti ankstyvas kregždučių čiulbėjimas. Tikra istorija, tikras faktas. Su vyru dirbome dienom ir naktim, netgi būdavo juokas, kad pamiršdavom vasarą televizoriaus spalvas. Kaip atrodo televizorius spalvotas, nes būdavo keliamės 6, gulėmės 12 ir vėliau, visus reikia apglostyti, visus reikia pavaišinti, su visais reikia pasėdėti, visi būdavo patenkinti, sužavėti ir taip dirbom, kol galiausiai laikas pakeitė savo.
išleidau vaikus į mokslus. Viena iš brangiausių dukrytė sugrįžo atgal, nes mama sako, tau yra sunku. Tai kai sugrįžo, sakau, dukrytė, imk visą verslą, nes aš jau noriu būti močiute. Sugrįžo visi vaikučiai ir dabar jau tapau močiute ir daugiau laiko tiesiog praleidžiu su savo anūkėliais. Tai yra nuostabus gyvenimo etapas. Stengiamės svečius gražiai priimti, maloniai priimti, gražiai sutvarkyti kambarius. Rytais kiekvieną rytą gražiausiai, tai atsikeliu ir važiuoju su dviratuku į jūrą nusimaudyti, nes 6 valandą saulei tekant pats gražiausias ir smagiausias vanduo tai yra, kol saulutė patekės. Parvažiavusi vėl žiūrime, kaip padekoruoti stalus, kaip gražiai lauke papuošti. Gamtos grožis, tai negaliu atsidžiaugti ne tik tai pavasarį, kada sužysta alyvos, kada prasiskleidžia pirmieji žiedai, bet labai man patinka ruduo, nes rudenį tai prasideda pasakiškos miško gėrybės, bruknės. Dar prieš tai mėlynės, dar prieš tai birželio pabaigoje žemogės. Bėgu greitai, renku į kibiriuką savo anūkėliams žemogių, mėlynių, vėliau bruknių, o dar vėliau taip negaliu atsidžiaugti savo balsevičiukais, taigi reikia pririnkti ne tik tai savo, bet ir lauktuvių, kad galėtumėm įteikti savo svečiams, kurie labai mėgsta grybus. Tai važiuoju grybauti. 5-4 sykius per dieną visas vietas, kol aplaksau, žiūriu ir vakaras ateina. Myliu ir mylėsiu Nidą iki galo.